Sveiki visi! Ar kada nors kilo noras, pavyzdžiui, išbandyti Linux, bet baisu kažką sugadinti savo kompiuteryje? Arba gal stalčiuje guli koks senas žaidimas, kuriam reikia Windows XP? Žinokit, yra sprendimas. Ir jis vadinasi VirtualBox. Būtent apie tai ir pasikalbėsim. Kaip susikurti savo pirmąjį kompiuterį kompiuteryje. Skamba įdomiai? Tada pradedam. Gerai, trumpai apie tai, kas mūsų laukia. Išsiaiškinsim, kas per daiktas ta virtuali mašina, tada svarbiausias patikrinimas kompiuteryje. Susirinksime visus įrankius, žingsnis po žingsnio sukursime savo virtualią mašiną ir aišku, ją palaisinsim. O pabaigoje pasidomėsim, kokių dar įdomybių ten yra. Judam. Tai va, pradedam nuo pačių pagrindų. Kompiuteris kompiuteryje. Prieš imantis bet kokius darbų, visada gerai suprasti, ką mes išvis darom. Tad kasgi yra ta virtuali mašina? Pabandykime įsivaizduoti paprastai. Mūsų pagrindinis kompiuteris tai didelis namas, o virtuali mašina arba VM yra tarsi nuomojamas kambarys tame name. Tas kambarys turi savo atskirą raktą, savo taisyklės ir viskas, kas vyksta jame, lieka jame. Mūsų tikrasis kompiuteris yra tas šeimininkas, o virtuali mašina svečias. Ir svarbiausias dalykas, svečias niekaip negali pridaryti betvarkės visame šeimininko name. Viskas yra visiškai atskirta ir saugu. Gerai, bet kam to išvis reikia? O panaudojimo būdų yra begalė. Pavyzdžiui, visada kirbėjo mintis išbandyti Linuxą, bet juk nekeisi dėl to visos savo sistemos, tiesa? Su virtualia mašina, prašom. Arba prisimenat kokį seną gerą žaidimą, kuriam būtinai reikia Windows XP? Jokių problemų. Ir dar vienas super dalykas, tai yra tobula smėlio dėžė. Gavat kokį įtartiną failą, norit pažiūrėti, kas ten, bet bijot viruso, paleidžiat jį virtualioj mašinoj. Net jei ten ir bomba, jūsų tikrasis kompiuteris liks visiškai sveikas. Gerai, teorijos pakaks. Laikas kibti į darbus. Bet palaukit. Prieš parsisiunčiant programas reikia atlikti vieną labai svarbų patikrinimą. Reikia pažiūrėti, ar mūsų kompiuterio po kapotu yra įjungtas vienas reikalingas mygtukas, nes be jo nieko nebus. Ir patikrinti tai Windowsuose yra juokingai paprasta. Spaudžiam stebuklingą kombinaciją Ctrl+S, Shift ir SSC. Atsidarys užduočių tvarkytuvė. Tada keliaujam į skirtuką Našumas, spaudžiam ant CPU ir pačiam dešiniam kampe apačioje ieškome eilutės Virtualizacija. Mums reikia, kad ten šviestų žodis įjungta. Jei taip yra, super. O ką daryti, jei ten parašyta išjungta? Jokios panikos, viskas pataisoma. Teks trumpam įeiti į kompiuterio, valdymo pultą, BIOS arba UEFI. Tiesiog perkraunam kompiuterį ir jam jungiantis vis spaudinėjam klavišą. Dažniausiai tai būna F2, Delete arba Escape. Taip, ten viskas gali atrodyti šiek tiek techniškai. Bet mums tai reikia surasti Advanced arba panašų meniu, ten rasti eilutę su žodžiu Virtualization ir pakeisti iš Disabled į Enabled. Išsaugom, perkraunam ir viskas, esam pasiruošę. Šaunu. Mūsų kompiuteris dabar pilnai paruoštas, dabar pats laikas pasirūpinti įrankiais ir statybinėmis medžiagomis. Taigi, mums reikės tik 2 failų. Pirmas – tai pati VirtualBox programa, tai bus mūsų, taip sakant, dirbtuvės. Vieta, kur mes viską konstruosim. Antras dalykas – tai operacinės sistemos ISO failas. Tai mūsų statybinės medžiagos. Ar tai būtų Ubuntu Linux, ar senesnė Windows versija, ISO failas yra tiesiog visas tos sistemos diskas supakuotas į vieną failą. Gerai, viskas paruošta, dirbtuvės atidarytos, medžiagos atvežtos, dabar pati smagiausia dalis – pradedam statybas. Paleidžiam VirtualBox programą ir spaudžiam didelį mėlyną mygtuką Nauja. Pirmiausia, pavadinimas. Ir rašom ką nors aiškaus, pavyzdžiui, mano Ubuntu bandymas. Toliau labai svarbu nurodyti aplanką, kur bus saugomi virtualios mašinos failai. Geriausia rinktis diską, kuriame yra daugiau laisvos vietos. Iki pabaigai nurodom programai, kur guli mūsų atsisiųstas ISO failas. Kitas žingsnis – resursų dalybos. Čia mes pasakom virtualiai mašinai, kiek jėgos ji gali pasiskolinti iš mūsų tikrojo kompiuterio. Kalba eina apie operatyvią atmintį, RAM ir procesorius branduolius. Iš esmės, mes sprendžiam, kokio galingumo variklį įdėsim į savo virtualų bolidą. Ir čia dėmesio turbūt pats svarbiausias patarimas per visą šį pasakojimą. Būkit protingi ir ne per godūs. Jei visus savo kompiuterio resursus, visą atmintį, visus procesorius branduolius atiduosit virtualiai mašinai, jūsų pagrindinis kompiuteris tiesiog sustos. Jis vos judės. Taisyklė paprasta. Visada pasilikit didžiąją dalį resursų šeimininkui, tai yra savo tikrajam kompiuteriui. Svarbiausia čia yra balansas. Ir paskutinis etapas kuriant
virtualus kietasis diskas. Čia VirtualBox siūlo kelis variantus, bet beveik visada geriausias pasirinkimas yra dinamiškai plečiamas diskas. Ką tai reiškia? Labai paprastai, jeigu pasakysit, kad virtualiam diskui skilia, tarkim, 25 gigabaitus, programa iškart tiek vietos ir neužims. Ji pasiims tik kelis gigabaitus pardai, o diskas didės tik tada, kai jį kažką įrašinėsite. Tai labai efektyvus būdas taupyti vietą. Štai ir viskas. Mūsų virtualos kompiuteris yra, teoriškai sukurtas. Atėjo laikas patikrinti, ar jis veikia. Pirmasis palaidimas. Programa dabar pati automatiškai įdiegs operacinę sistemą iš to ISO failo. Po kelių minučių, volia, pamatysite darbo laukį. Bet greičiausiai jis bus tokiame mažame langelyje ekrano viduryje. Neišsigąskit, čia viskas tvarkoj, taip ir turi būti iš pradžių. Tai žinoma, pirmas klausimas, kuris kyla, kaip tą vaizdą ištempti per visą ekraną. Iš tikrųjų, yra du sprendimai. Pirmas, virtualios mašinos lango viršuje susiraskit meniu View arba Rodinys ir uždėkit varnelę ant Auto Resize Guest Display. Nuo šiol tempiant langą, vaizdas jame prisitaikės. Antras būbas, jei norisi tikro viso ekrano režimo, tai klavišų kombinacija Host mygtukas ir F raidė. O kas tas Host mygtukas? Standartiškai tai yra dešinėje esantis Control klavišas. Sveikinu, pirmoji virtuali mašina veikia. Bet patikėkit, tai tik ledkalnio viršūnė. VirtualBox turi dar visą krūvą gudrybių, kurios gyvenimą padaro daug lengvesniu. Trumpai apie kelias pačias kiečiausias. Yra toks dalykas kaip snapshots, momentinės kopijos. Įsivaizduokit, kad galit išsaugoti žaidimą bet kurioj vietoj. Čia tas pats, tik su visa sistema. Jei kažką sugadinot, vienu mygtuko paspaudimu grįžtat į išsaugotą būseną. Dar galima jungti bendrą iškarpinę ir drag and drop funkciją. Tada galėsite tiesiog kopijuoti tekstą ar nutemti failus iš savo tikrojo kompiuterio į virtualų ir atvirkščiai. Galima net bendrus aplanką susikurti ar prijungti USB raktą tiesiai prie virtualios mašinos. Ir visą šitą ūking valdome iš pagrindinio VirtualBox lango. Ten galima turėti ne vieną, o 10 skirtingų virtualių mašinų. Vienas su Linux, kitas su senu Windows, trečia dar kam nors. Galima bet kada grįžti į nustatymus ir pridėti daugiau atminties ar pakeisti kitus parametrus. O kai mašinos nebereikia, tiesiog ištrinti. Štai taip. Dabar rankose yra įrankis, kuris atveria visiškai naujas galimybės. Galima keliauti laiku ir išbandyti senas sistemas. Galima tyrinėti naujas kaip Linux arba tiesiog turėti saugią vietą eksperimentams. Taigi dabar klausimas tik vienas. Koks bus pirmasis projektas, kurio imsitės šioje virtualioje visatoje?